pačio pirmo etapo, kurį šiuo metu planuojam atliekų tvarkytojų apskaitos integracijai. Tai iš karto informuoju, kad mūsų susitikimas bus įrašomas dėl to, kad vartotojų turim ganėtinai nemažai, tačiau ne visi jie gali pasijungti, todėl vėliau susitikimo įrašų bus pasidalinta aplinkos ministerijos YouTube kanale. Ir trumpai tiesiog apie šitą susitikimą. Tai klausytojų prašau kameras turbūt išsijungti. Patį pristatymą darys mūsų partnerių analitikas Tadas Žutautas, nes vis tik prototipas daugiau susijęs su esminiai klausimai turbūt bus iš technologinių pusių, tai todėl žodį perduosiu Tadui. Ir jeigu turit klausimų, tai standartiškai kelkit ranką, tada mes pakviesim jūs klaustelti, o jeigu nedrįstat pakelti rankos, tai tada galit parašyti į pokalbio skiltį ir irgi pabandysim atsakyti į jūsų klausimus. Tai Tadai, dabar tavo eilė. Gerai, ačiū Giedrė, tik tais galite suteikti teises, kad galėčiau pasidalinti ekranu. Jau turėtum galėti. Taip, tai dalinuosi ekranu. Ir pradėsiu nuo to, tai kokie pasikeitimai atsiras naudotojų pusėje sistemoje. Tai visų pirma, prie atliekų tvarkytojų, žurnalų ir suvestinių atsiras papildomai naujų atributų. Tai prie skilčių atliekos gautas iš gyventojų atsiras identifikacinis numeris. Taip pat šitas atributas atsiras prie atliekos gautas netiesiogiai ir medžiagų daiktų susidariusių atliekų tvarkymo metu naudojimas irgi atsiras šitas atributas. Ir šitas atributas bus skirtas tam, kad tiesiog galėtų sistemos naudotojas su savo programuotoju pasižiūrėti, ar tvarkingai įskelia duomenis ir ar visos užklausos, kurios bus daromas į sistemą, tvarkingai suveiks. Tai kažkokio įrašo pridėjimas, pašalinimas ir panašiai. Ir šią akimirką planuojame tik tais prie šitų skilčių pridėti šitą atributą. Ir taip pat per API, kurį mes darysime, tai irgi bus galima įkelti arba pašalinti įrašus tik šitas 3 skiltis. Taip, aš dar patikslinsiu, kadangi, kaip ir minėjau, tai yra pirminis etapas, esam identifikavę, kad būtent šitos 3 skiltis dažniausiai atliekų tvarkytojams kelia daugiausiai nepatogumų, nes per ten ateina nemažai duomenų, kuriuos ganėtinai sunku rankom apdoroti. Tai kadangi integraciją mes paskaidom į kelias dalis, tam, kad nebūtų staiga visko iš karto ir tada sulaužom galbūt sistemą, tai būtent pirmas etapas būtent šitų 3 skilčių. Tada vėlgi analizuosim toliau ir žiūrėsim, kaip mums sekasi ir pereisim prie kito etapo ir vėlgi žiūrėsim, kuri dalis tada po šių eina sekančių žingsnių. Tai lygiai taip pat turbūt bus galima pasitarti ir su jumis šito susitikimo metu. Ir Ingrida, matau, kad keliat ranką. Sakykit. Jeigu kalba, tai žinokit negirdim, jūs turbūt išsijungus garsiakalbį. Pabėgo kažkur Ingrida, Tadai, tęs, tada atsiprašau, kad pertraukiau. Dėkui, jūs tiesiog patarlėte, tai viskas tvarka. Tai prie atliekų tvarkytojų pasipildys šitą vietą šiek tiek. Ir tada sekantis dalykas, tai bus jau pačio API aprašo patikimo informacija ir naudotojų patvirtinimo logika. Tai nežinau, kiek jūs asmeniškai esate susidūrę su atliekų tvarkytojų dalimi, bet realiai su G-apskaitos tai dalimi atliekų tvarkytojų. Bet esamas VVS labai nesiskirs nuo naujai kuriamo API-aus. Ir prie meniu punkto pagrindinio bus galima susirasti visas VVS sąsajas, tai bus G-apskaitos ir naujai sukurta atliekų tvarkytojų skirtis. Ir galiausiai čia
atidarius šitą skiltį reikės jums visų pirma sutikti su taisyklėmis, sutarties sąlygomis, kad jūs norite teikti duomenis už savo atstovaujamus subjektus atliekų tvarkytojų skiltyje. Realiai sutiksite, patvirtinsite ir tada jums bus sutikta paskyra. Norint toliau teikti duomenis, jūs turėsite parsisiųsti savo asmeninį parašą, kuris bus naudojamas API identifikavimui. Tai realiai čia paspaudus jums sugeneruos kažkokį prisijungimo slaptažodį, kurį įtrauksite. Tai galėsiu po to parodyti pavyzdžius. Ir standartiškai visa informacija, kurios jums gali prireikti, tai bus aprašyta pagalbos skiltyje. Tai čia bus aprašyti visi klasifikatoriai, kurie yra naudojami sistemos. Taip pat bus aprašyta bendra specifikacija šito API-aus ir taip pat galėsite atsidaryti Swaggerio skiltės, kuriuose bus aprašytos dvi užklausos. Tai bus duomenų importavimo ir eksportavimo API. Tai pradedant nuo eksportavimo, tai trumpai čia yra pateiktas aprašas, kuris realiai atrodys šiek tiek kitaip, bet bendras pavyzdys kaip ir tinkamas yra. Tai realiai jums reikės paduoti GPAIS asmens parašą, kurį jums sugeneruos sistema, kur rodžiau prieš tai. Tada reikės nurodyti subjekto duomenis, už kurį norite jūs pateikti duomenis, už kažkokią konkrečią atliekų tvarkymo vietą, tai GPAIS kodą. Tada nurodyti metus, už kurios norite gauti eksportavimo duomenis, ketvirtį ir įrašų tipą. Įrašų tipas tai yra kažkokio žurnalo skiltės numeris. Ir realiai pavyzdys atrodytų taip šitos užklausos. Tai eksportavimas. Tai užklausa atrodytų taip, tai čia yra sugeneruotas kodas, tada yra subjekto kodas, GPAIS kodas, tai atliekų tvarkymo vietos kodas, tada metai, ketvirtis ir įrašo tipas. Ir atsakymas iš sistemos būtų duodamas toks, tai realiai pakartojami visi atributai ir nurodomos visos atliekos, visi įrašai, kurie buvo toje skiltyje. Ir šitas sąrašas priklausytų nuo to, kiek skiltyje yra įrašų. Tada sekantis API bus sukurtas importavimui. Tai importavimui reikės POS metodų pateikti duomenis, tai standartiniai tie patys, tai GPAIS asmens parašas, GPAIS kodas, metai, ketvirtis ir tada atsiranda naujas veiksmas atributas, kuris nurodys, ar jūs norite pridėti įrašą ar pašalinti įrašą. Taip pat įrašo tipas, kuris pasikartoja kaip ir eksportavime, tai yra, kurią skiltį norėsite pridėti. Ir tada yra įvairūs atributai pagal įvairias skiltis ir veiksmus, kuriuos norite atlikti. Tai visas šitas aprašas laukų, kuriuos reikia pildyti, bus pateiktas specifikacijoje. Tai galiu parodyti patį aprašą, kaip atrodys. Tai realiai atributo pavadinimas, tada ar jis yra privalomas, neprivalomas, tada koks tipas atributo ir kada yra šitas atributas pildomas. Ir taip pat trumpas aprašas, ką šitas atributas daro, kam skirtas panašiai. Tai taip pat bus nurodomi klasifikatoriai, kokie yra naudojami. Tai kaip pavyzdys, čia yra pateiktas naudojimo apibūdinimas. Tai galima nurodyti kelis tipus ir čia pagal skaičius bus nurodytas kažkoks konkretus tipas. Tai visą tai bus galima gauti iš pagalbos ir kaip nurodyti API teikiant. Ir galiausiai
pateikus visus duomenis, jums grąžins atsakymą, kad buvo priimti duomenis, arba jeigu buvo visgi kažkas blogai įvesta, tada grąžins atsakymą, kad radome klaidų. Ir keli pavyzdžiai, kaip visą tai atrodytų. Tai šitas pavyzdys nurodo, kai jūs norite kažkokį vieną įrašą pašalinti ir vietoj jo įkelti kitą. Tai bendra informacija visa, tada įrašo pašalinimas. Tai veiksmas 2 yra įrašo trinimas, veiksmas 1 yra pridėjimas. Ir tada vietoj to įrašo kažkoks naujas įrašas gali būti pridėtas. Arba gali būti su API perduodama tokia informacija, kad jūs iš karto kelis įrašus pridedate nuosekliai arba kelis įrašus trinate. Tai sekantis pavyzdys yra, kai jūs pridedate kelis įrašus iš karto į kelias skirtingas skiltis. Tai bendrai visų atributų neapeisiu dabar, bet principė, kad jūs galėsite per 2 užklausas tai eksportavimo ir importavimo gauti visus žurnalo duomenis iš šitų 3 skilčių, taip pat galėsite visas skiltis pridėti įrašus ir pašalinti pagal esamus atributus. Tai bendrai būtų tiek informacijos ir galbūt turėtumėt kažkokių klausimų. Taip, tai ačiū Tadai už pristatymą. Nežinau, iš tikrųjų tikrai kvietėm dalyvauti ne tik įmonių atstovus, kurie veda apskaitą, bet ir partnerius, kurie galėtų padėti susigaudyti IT klausimuose. Tai nežinau, ar turim techninių klausimų, ar kažkam kažkas būtų įdomu. Tai jeigu techninių klausimų neturim, tai aš tik tai pasikartosiu, kad mūsų susitikimo įrašas yra įrašomas ir po susitikimo jo bus pasidalinta ministerijos YouTube kanale. Tai jeigu dabar neturim kažkokių tai pastebėjimų iš technologinės pusės, tai vėliau galėsit parodyti tai savo partneriams ar kolegoms, kurie dirba su IT klausimais ir tada galėsit brūkštelti man. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų ar minčių ir pastabų, tai susitarkim, kad tokie pastebėjimai turėtų būti pateikti man elektroniniu paštu iki šios savaitės pabaigos, tai yra iki penktadienio 5 valandos. O tada gal turit kažkokių kitokių klausimų, kurie vėlgi susiję su pristatymo tema, tai yra su atliekų tvarkytojų integracija. Norėčiau paklausti dėl apskaitos pačios vedimo. Dabar yra parašyta, kad jeigu ten integracijos kol nebuvo, kad galima vesti suminius tos duomenis priklausomai nuo tai. Tai dabar atliekų apskaitos taisyklėse bus pakeista, kad būtinai turi vestis kiekvienas žmogus, kad jau suminių bus negalima, kai integracija veiks. Šito žinokit negaliu pakomentuoti, reikėtų kreiptis į aplinkos ministeriją dėl išaiškinimo. Kaip tiksliai reikėtų traktuoti tą punktą. Bent jau kiek anksčiau yra tekę kalbėti su aplinkos ministerija, tai mintis buvo, kad tas punktas galiotų visiems išskyrus įmonės, kurios dirba su statybinėm atliekom. Nes ten jau kas keist neplanuoja, nežinau, žinokit. Taisyklių kol kas tikrai negirdėjau, kad būtų taisyklių keitimo planavimas. Nebent būsim ką nors praleidę ir iš ministerijos nepilną informaciją turim, bet kol kas nebuvo planuota keisti. Ačiū. Aš gal sugrįšiu, dar, ne tai kad prie techninių, bet prie pristatymo ir pačios realizacijos. Aš galvoju, kiek dalyvaujančių apie 40, ne mūsų keli, kiek iš čia esančių kolegų žmonių galvoja naudoti, pritaikyti, arba bent jau nori pritaikyti šitą sprendimą.
Ne, tai viskas priklauso nuo to, ar mes būsim priversti, nes jeigu nebus pakeistas tas punktas, kad galima suminius kiekius vesti ir nevesti kiekvieno žmogaus, tai iš tikrųjų tas perkelimas, tai čia yra, tada žiūrėsim, kiek kaštai išbrangsta, nes mums vis tiek, suprantat, apskaito reikės kryptis į savo programuotojus, kas kažką pakeistų ir taip toliau. Tai viską turėsim žiūrėti į kaštus ir taip toliau, bet jeigu atsiras atliekų apskaitos taisyklėse, kad mes privalom, nes yra integracija ir privalom vesti kiekvieną žmogų, nu tai jūs įsivaizduokit, jeigu per dieną yra pirkimų tai mes niekaip kitaip negalėsim integracijos, nes tai yra tiesiog nerealu. Jo, ne, bet aš taip žiūriu paprastai ten, kas bus priimta, aišku, susiję, bet jeigu taip paprastai žiūrint, matyt, kažkas turi aiduką Eglę pas jūs turbūt, ne? Galite užmiutinti. Ne pas Eglę, pas Eglę. Galite užmiutinti Eglę, jeigu Eglė pati negali? To jau. Aha. Tai jo, aš turiu menį, kad Eglės pastaba gera, bet aš, sakykime, nu gerai, tebūnė ir tie suminiai, kas yra paprasčiau, ne, tai ir tie suminiai, netgi jos naudojant, man atrodo, kad sutaupytumėm nemažai, ypač didesnės, ne įmonės, kur ten tų įrašų vis tiek yra, nežinau, tūkstančiais ir daugiau turbūt. Tai labai greitai matyti sutaupyto. Nu, aš tiesiog pasidomėjau, man labai įdomu, kiek tai aktualus, nes mes tai buvom gavę šitą kaip labai didelį prioritetą. Tiesiog mums reikėjo tam tikrus veiksmus padaryti, dėl ko mes negalėjom, sakykime, pirmais metais ten pernai, ne, jo paleisti. Tai dėl to gal jisai dabar ateina, bet vėlgi, aš kol kas nematau iš tikro poreikio, kai būna, žinot, prioritizuoja, o po to pasirodo, kad nėra tai. Bet okei, tai šitoj auditorijai, kaip suprantu, ta prasme, toksai, va Aistė dar, bet Aistė, prašau, gal ar jūs norit kažką gal pasakyti, pakomentuoti? Sveiki, taip. Tai poreikis yra labai didelis, nes mums kaip įmoniai surenkančiai visos Lietuvos elektronikos atliekas, tai mes kiekvieną dieną tūkstančius įrašų apdorojam, tai mes tikrai naudosim ir mes labai labai laukiam šito. Ok, tai reiškia, nesumaišiau, reiškia, yra dalis, kuri labai vis laukia ir naudos, tai super, nes tiesiog visą laiką įdomu pasitikslinti, tai automatiškai, aišku, pridėsiu, kad tada pasistengkit kuo greičiau pasidalinti, nes mes pradėsim programuoti, ne dabar tik tai analizė ir prototipas, bet mes pradėsim programuoti, tai jeigu bus kažkokių pastabų ar norų, sakykime, ar šiaip gerų pataisimų kažkokių, tai tikrai labai lauksim ir šią savaitę būtų super, jeigu pasidalinsim. Būtinai pasidalinsim dar dėl Eglės pastabos. Aš kiek prisimenu iš pradžių, šiaip pagal fizinį asmenį yra privalome vesti apskaitą, o suminiai duomenys buvo padaryti tas pakeitimas taisyklėse tik, kad palengvinti apskaitos vedimą, bet šiaip yra reikalavimas, kad pagal asmenys vesti. Taip, tai yra tik tai duomenys į gabais gali būti suvedami su prierašu suminiai duomenys, nes aš dabar kaip tik ir taisyklės esu atsivertus. Nėra sąlygos ar esant integracijai ar nesant, tiesiog duomenys gali būti vedami. Tai čia yra pasirinkimo teisė, bet pačioje apskaitoje jūsų tai vis dėlto ne suminiai. Tai mes ne apie apskaitą šnekam, čia ir buvo pati pradžia, kai ministerija pristatė GPAIS-ą, pačioj pradžioj taip, jie iš karto pasakė, kad vedat kiekvieną žmogų, tai visos asociacijos ir puolė, kai pasakė, kad tūkstančiais reikia suvesti ir pasakė, kiek tai kainuoja integracijos, mums nepadarė galimybės, tai tada ir buvo prieita tos vieningos išvados, kad gerai, tada leisim jums suminius. Tai viskas gerai, pas mus apskaitoja iki dabar, kiekvienas žmogus yra apdorojamas, nes kitaip, pavyzdžiui, kaip metalo laužo tvarkytojai arba teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas priimančios įmonės, jos vis tiek pagal kitas apskaitos taisyklės kiekvieną žmogų apdoroja, nes tai yra pinigai, tai yra visai kiti dokumentai ir taip toliau. Tai ta apskaita suintegruota pas mus ir viskas matosi, viskas vienoje vietoje, kaip sakoma, viskas gerai, bet mes tuo pačiu pas save pasidarėm ir galimybę įsitraukti duomenis suminius, kokius norim, susumuojam pagal kodus, mes prašėm savo programuotojų, kad mums pateiktų taip, kad mes galėtumėm GPAIS ir suvesti suminiais. Tai dabar gausis, kad mes tada prašysim savo programuotojų, kad mums padarytų, kad galėtumėm integruoti taip, kaip čia dabar jūs pristatė. Tai viskas gerai.
Tai yra tiesiog nauja galimybė. Nesakau, teisės akte tikrai nėra, bent jau dabar, kiek žiūriu, tikrai nėra apribojimo, kad esant integracijai ar jos nėra. Tiesiog yra jūsų pasirinkimo laisvė šiuo klausimu. Bent jau pagal dabartinį reglamentavimą. Nežinau, Giedrė, perduos gal dar kokių klausimų ar pastebėjimų kolegų. Aš tai tada turiu klausimą, kadangi mūsų čia tikrai nemažai susirinkusių, kaip ir minėjau, pirmas šitas etapas yra išskirtas vertinant ar ne tam tikras apimtis ir kiek su mumis tvarkytojai bendravo ir buvo susisiekę ir prašė būtent, kad būtų tokia realizacija. Tada yra sekantis klausimas dėl antrojo etapo, dėl kitų apskaitos dalių integracijos. Pavyzdžiui, tos sutvarkytos atliekos. Man įdomu, ta prasme, kaip jūs patys matot, koks etapas jums yra aktualiausias, tada koks kitas žingsnis turėtų būti realizuotas integracijos. Tai iš eilės turbūt kaip eina procesai, tai sekantis turbūt atliekų sutvarkymas turėtų būti, o dar sekančių medžiagų naudojimas. Ar kas čia yra? Medžiagų naudojimas į šiuo etapu, nurašymo tik tai neliečiam, nes manau, kad nurašymas yra pati smulkiausia ir mažiausiai apimties turinti dalis. Tai bent jau mūsų atveju tai sutvarkytos atliekos, tvarkomos. Dar paminėsiu, kad priimtos NTP, šitas skiltis iš tikrųjų nežinau, ar šiuo metu planuosim šių duomenų integraciją iš jūsų sistemų tiesiogiai, kadangi lygiagrečiai dirbam su Gapaiso ir Regitros duomenų integracija. Tai kol nebus finalizuotas ir atliktas tas etapas, NTP dalies visiškai nejudinsim. Bent jau priimtos NTP skiltis. Tai tada nežinau, gal dar kažkokių pasiūlymų, pastebėjimų ar šiaip klausimų turit dėl viso sistemos vystymo ir gal šiaip turit minčių dėl atliekų tvarkytojų dalies. Tai jeigu klausimų nėra, kaip ir minėjau, iki šios savaitės pabaigos, tai yra penktadienio 15 valandos, tada lauksiu jūsų pastebėjimų dėl kažkokių tai technologinių klausimų, kurie buvo pristatyti šio pristatymo metu integracijoms. O tada dar kartą labai dėkoju taip gausiai prisijungus. Smagu matyti, kad esat suinteresuoti ir norite žinoti, kas vyksta. Ir turbūt tada palinkėsiu visiems sėkmingos dienos ir geros darbo savaitės. Giedrė, vieną dalyką. Čia logistiko komunikacija tiesiog, aš galvoju, čia apie 40 žmonių, mes ne jeigu mes jiem nusiųst norėtumėm kažką, ne visus turim, nes jie iš Nordos prisijungia turbūt. Tai aš vis tiek į naujienas įdėsiu. Tada tarkim, kad bus per naujienas, nes aš galvoju, testiniai turbūt ir tą aprašą galima bus pasiekti, kurį Tadas rodė, daug nemažai gerų dalykų, plus aišku įrašas šitas, bet ir tie aprašai Tadai, ne, jie testiniai, ar tu kokiam devė rodė ir kur jos, neatsimenu dabar. Aprašai tai dabar jie yra dokumentuose ir šitas prototipas, bet iš prototipo realiai galima viską pasiekti. Tai galiu prikabinti prototipo nuorodą, jeigu bus. Taip, galite prototipą kelti ir tada specifikaciją, jeigu reikia. Nes faktas, kai klausai programuoti, sakykime, kolegų, ar verslo trečiam šalim programuotojam, partneriam, tai jiem, matyt, dokumentas daug ką pasakytų, jiem lengviau būtų sugrįžti. Taip, tai tada
Ačiū, kad susirinkot ir geros darbo savaitės tada visiems. Viso. Viso. Ačiū viso.